Sveiki! Kadangi artėja vasara, kiekviena moteris svajoja apie tobulas kūno formas, kad galėtų susprausti į savo naują maudymosi kostiumėlį, šiandieną jūs kviečiu į savo virtuvę, kurioje bandysiu įrodyti, kad košės gali būti ne tik sveika, bet ir skanu. Šiandieną gaminsime rizotos košę. Rizotos košė mums reikės 1 svogūno, kelių pievagrybių, kelių skiltelių česnako, morkos ir vištienos sultinio. Košės pagrindinis ingredientas yra perlinės kruopos. Aš pasirinkau tokias, kurioms užteks virti ir 30 minučių. Svogūnus pjaustome kubeliais kuo smulkiau. Taip pat supjaustysime česnaką. Česnaką pjaustysime kuo smulkiau. Taip pat tarkuosime morką. Siūlau morką tarkuoti su kuo smulkesne tarka. Taip pat kuo smulkiau pjaustysime ir pievagrybių. Štai aš jau pasirašiau visus produktus reikalingus rizotos košei. Kepimui naudosiu sviestą. Keptuvėje jau lydosi sviestas ir kad sviestas nepritektų, aš įpilsiu šiek tiek saulėgrąžų aliejaus. Suversiu česnaką. Česnako šiek tiek apkepus suversiu svogūnus. Svogūnus reikia kepti tol, kol jie suminkštės. Svogūnams suminkštėjus reikia kratyti morkas. Morkoms apkepus suberiu pievagrybius. Mano garnyras jau apkepė, todėl aš suversiu perlines kruopas. Keptuvę viską atkepame, iš lėto po truputį pilame vištienos sultinį. Košę reikia uždengti dangčiu ir palikti ją virti apie 30 minučių ant silpnos ugnies. Skanaus!